šiandieną Gargždų arenoje, kur pirmąjį ginčo kamuolį laimi Kauno Žalgiris. Lygoje jo karjeroje, debiutuodamas 18-metis 18 rungtynių sekundę, jau įsirašo pirmosius taškus. Pipkinsas iš karto pamėgina parodyti savo rezervo visas keturis tikrai panaudoja, kontaktų mažiau ir gerai, Gargždai tą išnaudoja pusiau greitojo atakai. Susikeitimo situacija, Mineikis buvo likęs prie Tubelio ir Tubelis baigėsi nesėkmingai. Ulanovas Mikalauskui iš toli čiukšt. Pirmas rungtynės. Šiandien yra ta lyginė diena rungtynių atžvilgių, tad šiandien pagal tą statistikos tendenciją galime vėl išvysti jo silpnas. Yra pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų taisyti, norint pakovoti dėl pergalės šiandien. Ir taip pat Pipkinsas pažadėjo Vaidui Leliukai, kad jis pasistengs atlikti įspūdingesnių dėjimų, bet... Dar vieną praleistas dėjimus, bet kokie tie dėjimai kaip ir... Bet ir Francisko ramiai degina sekundės, niekur neskubėdamas. Prieš Horvatą žingsnelis atgal ir Žalgiris švenčia antrą pergalę šią savaitę. Žalgiris vieną tašką išsivežė iš Barcelonos, vieną gale